Tamsus pareigūnai. Sveikas! Grupė, laisvai! Džiugu, kad šiais metais, kaip ir visada, susirinko gausybė ugniagesių gelbėtojų ne tik iš Lietuvos. Žinot, važiuodamas čia pas jūs, pagalvojau, jeigu Rio olimpiadoje būtų stipriausių ugniagesių rungtis, tai tikriausiai lietuviai ugniagesiai užliptų ant pačio aukščiausio nugalėtojo pjedestalo. Tai sveikindamas jūs čia visus susirinkusius, aš manau, kad yra pats didžiausias jūsų profesijos išbandymas, tai jėgos ir ištvermės. Bet be jėgos ir ištvermės dar reikalingas ir ypač jūsų darbe ir sveikas protas įvertinant tam tikrus įvykius, į kuriuos jūs vykstat. Nes tiek visos tos turimos savybės leidžia užsitarnauti didžiulį pasitikėjimą visuomenės, atliekant nepaprastai jūsų darbės svarbius darbus. Ir ne veltui visuomenė ugniagesiais Lietuvoje pasitikė labiausiai. Tai yra jūsų, kaip sakyt, darbuotojų didžiausias nuopelnas. O aš norėčiau palinkėti gražių varžybų, gražių pergalių, o savotiškai dar kartą pasitikrinti savo profesiją, kokia yra ištvermė, jėga ir, aš kaip sakiau, geras mąstymas, kad nepadaryti tam tikrų klaidų tam tikrose įtemptose situacijose. Sėkmės šiuose tarptautinėse varžybose. Antras dalykas, labai džiaugiuosi šiuo čempionatu, kad jis gyvuoja, kad jis įgauna pagreitį, vis daugiau dalyvių, vis daugiau svečių, vis geresni rezultatai. Na, tai jau įgavo gerą tradiciją ir aš tikiuosi, kad tas tarptautinis mastas plėsis ir juolab, kad mūsų gretose šiandien bėgs jau ir pasaulyje žinomi sportininkai ir, na, šis sportas jau tikrai tampa garsinančių ne tik mūsų tarnybą visame pasaulyje, bet ir apskritai matyti valstybę. Ir tai buvo didingiai startai.